Nu ką. Grįžtu namo biškį, pamiršau maistą pas. Nu ką, labas rytas. Pagaliau išėjau iš miesto, neburzgė mašinos ir galiu dabar aiškiau papasakot, kas per kelionį manęs laukia. Bet pirmą palaukia dar einu pasisiot ir tada viską pasakysiu, jeigu jums tinka. Manęs laukia 2 dienų arba 3, bet greičiausiai, kad 2, jeigu viskas gerai, kelionė prie Kauno marių. Kodėl būtent ši vieta? Todėl nes pamačiau vieną TikToką, kad ten ta prasme žiauriai gražu. Ir aš noriu pažiūrėti, ar ten iš tikro taip gražu, ar man internetas meluoja. Tai trumpa tokia priešistorė viso šito. Mano originalus planas buvo eiti. Tiesą sakant, nesijaučiau tam dar pilnai pasiruošęs. Juo labiau, kad dar mažiau nei prieš savaitę bėgu savo 3 maratoną. Tai net nežinau, kaip į šitą mano kelionę sureaguotų kojos. Nes žygiuoti reiktų, ta prasme, nuo savaitės iki 10 dienų, manau. Sugalvojau, kad reiktų pasidaryti tokį apšilimą, suprast, ką reiškia nešti kuprinę, pajust tą jausmą, kai reikia filmuoti, nes kai filmuoji, tai reiškia, kad dažniau krausiesi savo telefono. Įvertinti tokią situaciją, kad baigus dienos kilometrus, reiktų kuo greičiau ieškotis kokios nors vietos, kur galėtum išskleist palapinę ir permiegot. Tai vat norėčiau pirmą pasibandyti su tokia trumpesnė kelionė, visą tai įvertinti ir sudėlioti dar aiškesnį planą jau tolimesniai kelioniai. Dar vienas dalykas, kad nebūtų man nuobodu eiti ir jums netai būtų nuobodu žiūrėti ir man iš vis būtų ką filmuoti, tai aš paprašiau savo draugės, kad man padarytų kokių užduočių, žaidimų, kažko. Tai jie man padarė labai įdomų bingo. Tai va šios kelionės metu aš bandysiu įveikti šitą bingo. Kol išėjau iš miesto, tai pavyko tiek įsukti jau kilometrų. Šiaip labai gerą tempą kol kas palaikau. Tai dar buvo gal svarbus dalyko, nepaminėjau, einu į kelionę, bet net nepasakiau, kiek čia man kilometrų gaunasi ir panašiai. Tai dėl ko sakiau, kad per 2 dienas norėčiau nueiti. Man čia gaunasi 90 kilometrų. Tai gerai su visokiais paklydimais, parduotuvėm, panašiai galbūt, iki 100 kilometrų, sakykim, padalinus į 2, iki 50 kilometrų per dieną, manau, galiu atlaikyti. Tam pakankamai laiko, jeigu išeinu anksti ryte, kokią, sakykime, 8-9 valandą stabdau jau savo žygiavimą, įsikuriu stovyklavietę, tai čia laiko per akis. Oras tai blemba, kaip užsakytas, nebus per karšta. Rytoj tas pats, va tik šeštadienį mačiau, kad ten biškį lietaus gali būti, bet šeštadienį aš jau kaip ir nežygiuosiu, nebent iš tų Kauno marių į patį Kauną link autobuso. Tai va, nepaminėjau dar vieną dalyką, kaip grįšiu, tai su autobusu. Arba kažkas gal iš savų važiuos iš Kauno į Lazdijus ir kažkas parveš, bet šiaip planas tai su autobusu. Šiaip bus bėdelė čia su krovimu, nežinau va kiek powerbankas laikys, nes aš čia neseniai nusipirkęs naują, bet kame esmė, kad kai filmuoju va per telefonų, tai žiauriai greitai įsikrauna jų bateriją iš tų telefonų, tai nežinau. 3,5 kilo jau yra, dar šiandien virš 40 liko. Jaučiu, reiktų jau pradėti bingo daryti. Tai pirmą užduotėlę, kurią manau greit ir lengvai pasidarysiu, kol dar esu maždaug pažįstamoj teritorijoj. Aišku, čia kaip tik gal ne taip įdomu, bet tai paeisiu 20 minučių be mapsų. Bet va tokie dalykai tai specialiai, tiesiog netikėčiausiu metu mėgsta nutikti. Niekas, nei gyvos dvasios nebuvo iš to keliuku, kiek jie jaučia, kas 20 minučių, nieko. Bet ne, kai tik nuėjau pasisiot, tai pravažiavo kažką moteriškė su tuo, ne su mašina, o su tuo, kaip būna, nežinau kaip jis ten vadinasi, tas toks elektrinis, toks mopedas, kai yra. Ir taip žiūri į mane, blemba. O jei netyčia kyla klausimas, taip kažkaip netyčiom užsinorėt paklausti, ko labiausiai bijau šią kelionę. Tai va, tai yra vienas dalykas, ko labiausiai bijau, tai šunys.
nemėgstu, kai kažkur eini ar važiuoji kokiu dviračiu ir būna palaidas šuo. Aišku, žmonės gal piktų šunų savo nelaikytų palaidų, bet nu kas ten žino, visko būna. Ir jau kai išeisiu iš Lazdijų apylinkių, tai jau šiek tiek bus gal neramumų, bet kaip tik labai smagu, pamatysiu gal tikriausiai tai, ko dar nesu matęs ir nesu apėjęs. Šį gal per lengvą atkarpą pasirinkau eiti be žemėlapio, nes pagrindė tai tik tiesiai visur reikėjo eiti, nebuvo jokių keliukų. Nu bet, man reikia pasimti šitą užduotį, kaip įmanoma lengviau, tai aš pasinaudosiu šitą progą, nes vėliau tai gali būti tragedija. Nu va čia į kairę, bet esu tikras, kad galėtum ir tiesiai nueiti, bet eisiu į kairę. Nu, pirma užduotėlė baigta, vieną galim braukti X per bingo. Aš jaučiu, žinau, dėl ko mano draugė įdėjo šitą užduotį, nes mes buvom žygiavę iki Druskininkų kartu ir nesvarbu, ten 4-5 km tiesiogiai buvo, aš non-stop į tuos mapsus žiūriu, galvoju, o gal paklydau. Kas kokias 5 minutės, tai jaučiu dėl to ir įdėjo į šitą užduotį. Tai va, nebežiūrėjau į mapsus 20 minučių, einu pažiūrėti dabar. Einu jau valandą 10 minučių, yra beveik 6 km. Dabar ieškausi, kur galėčiau pakrist, kokiam 5-10 minučių pasnekint. Gerai lietuviškai. Ieškau, kur galėčiau pakrist, paužkandžiaut, nes tikriausiai žiūri ir mano šeima. Tai va, ne visi supras. Ieškau, kur galiu paužkandžiaut. Šiandienai kaip rimtesnį mylą dar įsidėjau mamos kepsniukų. Paskui jau pietum galėsim stot pavalgyti. Yra mašina dar. Oi, blet. Pravažiavo mašiną, sakau, yra mašina. Yra rankšluostis dar. Turim puodelį, jei norėsiu ko užsivirti. Šakutė, šaukštas. Ir maisto. Maisto yra šiandienai. Rytoj stosim kažkur nuspirkti. Kodėl aš visada sakau, stosim, darysim, jeigu čia aš vienas darau, what the fuck. Tokį kombo šausim. Ir vėl sakau šausim. Šausiu aš vienas. Aš. Reikia išmokti šitą. Tai va. Dabar jau galiu į mapsus žiūrėti. Buvo viena iš užduočių. Jeigu buvo susistabdę bingo kortelę ir peržėt užduotis. Buvo geocache. Kas nežino, kas yra geocache, tai aš pats nelabai žinau. Niekad netekė ieškot. Buvau radęs tiesiog atsitiktinai, be programėlės, tiesiog taip su draugais užtikom. Bet tai yra dalykas, kur per programėlę yra užimėtas kaip ir lobis. Ten paslėpti yra būna kokie minimalūs daiktai. Įdėti į tam tikrą dėžutę yra lapelis, yra tušinukas, užsirašai savo vardą pavardę, kad tu radai, pasižiūri, o kas čia gero, aha, įdedi atgal, palieki viskas. Čia kiek aš suprantu, kas tai yra. Šiaip tai, manau, Google'as geriau jums paaiškintų, nes aš nelabai žinau. Geros naujienos, panaršiau geocache mapsus. Bus vienas geocache'as, bent jau, taip žinai, ne per visą kelionę, bet va dabar, čia už kokių poros kilometrų turėtų būti, bent jau taip rodo žemėlapis, kad turėtum rast lobį, karoči. O kam tas ką? Einam to lobio ieškot, bet čia problema, kad čia rašo privati valda, tai gal ten ir privatus lobis. Blemba, kaip aš pyksiu, jeigu ateinu ir ten nieko nėra, nes čia šiaip neblogas nuklydimas nuo kelio. Pirmyn atgalint to lobio, nu tai pusė kilo, manau, bus. Šiaip į nemažą kalniuką užkopiau, čia gal koks piliakalnis. Po šitų medžių turėtų būti lobis kažkur. Medį gal po medžiu. Čia valaidas yra. Ir čia yra girlianda.
Tai šiaip labai realu, kad va ten žmonės, kurie gyvena, tai žiemą šitą eglę pasipuošia. Tai gal jie ir rado tą lobį ir pasiėmė, blemba. Nepatikėsit, jau norėjau išeiti, pažiūrėkit, radau lobį, va. Ei. Dabar atidarysiu, pažiūrėsiu, kas čia yra. Šiaip būna žmonės daiktų palieka, bet čia dabar tiesiog yra tik kortelė tokia ir vardai, pavardės, kas radė. Gaila, kad nepagalvojau pasiimti tušinuką ir negaliu užsirašyti. Būtų labai kietai. Ir kada čia paskutinis žmogus rado? 24. Kietai, žiauriai. Sakau, gaila, blemba. Aš kažkaip įsivaizdavau, aš seniau kaip žiūrėdavau YouTube'ai, tai ten būna ir tušinukai kiebo palikti, arba aš kažką netaip suprantu. Blemba. Būčiau žinojęs, būčiau už jį pasirašęs, bet nieko. Svarbiausia tas, kad radau ir užfiksavau, jums parodžiau. Gerai, tai čia ir paliekam mes jį. Pirmas geocache'as per programėlę. Eik tu savo kietai. Šiaip daug laiko atėmė šitas. Kokias tikrai geras 20 minučių. Ten kažkoks kaip paminklas atrodo, ar kas. Aha, įdomi žiauriai atrodo. Kas ten? Jei kas supranta, kas čia tai pasakykit. Kažkas vokiško. Galimai šiaip gali būti arba kokios skylutėj įkištas, arba ant pačio viršaus uždėtas. Žodžiu, apsitrišiau, čia net ne prie šito paminklo, čia dar reikia geriau į mišką eit. Bet čia jaučiu visur tas pats, blemba. Nežinau, ar apgaulė, ar čia... Jo, čia oficiali geocaching slėptuvė. Ar seniau jie kitaip tipo atrodydavo? Ar ten melas, ar skemas būdavo per YouTube, kad ten rodydavo, kad būna daiktų, tipo žmonės palieka. Gerai, bet kokiu atveju 2 turim radę, bet vis tiek kietai. Kietai, kad įmanoma rast, pat ir kad ta prasme žmonės iš tikrųjų nedaro nesąmonių, o pasirašo ir padeda atgal į vietą. Mamaikė kokia mano kieta. Tikras lazdijietis. Pirmai bairis buvo einu, biškį naršau ten po žemėlapį, žiūriu, kur kitas geocache'as. Kurme einu. Ir imbridau durnelis į balą. Tai permirko visą koją. Žodžiu, kai rasiu kitą geocache'ą, tai sugalvosiu kažkaip vis tiek pasirašyti. Nežinau, kažką nupiešiu, gal su kokia žole ar kažkuo. Čia pakeliu iš kokių 4 kilometrų, 3 gal dar vienas bus. Kol kas tikrai einasi gerai. 12 kilometrų. Jaučiuosi puikiai, nieko neskauda, pūslių jokių nėra. Tik reiks gal pasikeisti tas kojines, nes jau šlapios. Kaip sakiau, įbridau į tą balą. Dar liko 80 kilometrų iki tikslo. Va, apie ką aš kalbu. Eikit. Nu va, jau kol kas su 3 šunim susidarojau. Vieno dar nerodžiau, ten prieš tai buvo. Kol kas geri, nesiskundžiu. Šiaip daug gyvūnėlių, va. Prieš tai jau daug ožkų sutikau. Karvukių va visur. Vasara, blemba, tos pienės jau visur. Ta prasme, sorry už garsą dabar, be mikrofonų čia, bet ant kameros nesimatys, bet ten tokio didumo arklys. Wow. Nu va, čia tai paukščių rojus. Pažiūrėkit, ką jie čia. Wow. Tai va, maždaug už kilometro tas kitas geocache'as bus. Tai va, šitam kaime kažkur ir yra 3 lobis. Nuspėčiau, kad čia mokykla. Tai man įrodo, kad va kažkur šitos mokyklos kieme yra tas lobis. O paskui eisiu čia ant suoliuko kokio. Atsisėsiu ir pasikeisiu visas kojines. Lengvai užkasiu ir eisim toliau. Pagal viską tai šitos eglėse kažkur.
turi būti. Bent jau taip rodo žemėlapis, bet labai didelis šansas, kad jeigu čia mokykla, tai gali ir nebūt. Gal vaikam įdomu buvo parsinešti namo. Nu, vis dėlto yra, vaikai sąžiningi. Šį kartą jau pasirašysiu. Bet čia jo, čia yra nauji dalykai, čia yra nauji sudėti. Ne tiek, kaip būdavo, ta prasme, seniau, kur pirmai sakiau. Jo, nes čia nuo 24 metų iš viso prasideda. Šitą labai mažai kas radė. Žodžiu, jeigu kažkas rasit, tai va šitas geltonas yra mano. Žiūrim, kas per siurprizas čia laukia. Nu, jo. Apa. Pūslių nėra kol kas. Tas gerai. Pačios geriausios sport koinės. Kaip užsidedi, tai užnokit, kaip eini, tai ir nebesustoji. Nu, pūslelė yra ant vieno piršto. Bet kame bajeris, kad kai bėgau vieną maratoną Kaune, tai man tą pirštą taip nutrynė ir nagą kažkaip suspaudė, kad tas nagas man iki dabar visiškai neauga. Nežinau. Ir to piršto galiuko atrodo nejaučiu. Nežinau. Durnai skamba, bet ta prasme rimta istorija. Biškį lempiškai susidėjau daiktus, nes įsidėjau jau viską. Megztinį miegui, antras kelnes miegui, ant dugno, tada maistą. Ir galvoju, viskas. Bet paskui dar atsirado rankšluostis, tada vandenį iš tą camelbacką persidėjau į kitą skyrių, tai iš to kito skyriaus išimti viską į šitą reikėjo, žodžiu, reikės kažkaip persiplanuoti, bet esmė ta, kad visai patogu nešiotis čia ir šitų pasimsiu ant kelio išsiimu, šitus gal palapiniai pasilikt naktį, jo šitus naktį pasmaližiausius su šitais, šausim pupą. Nu, pamažu lengvėja kuprinė, tas gerai. Kiek čia va? Galim pasėdėti kokią iki 10 minučių. Jau tokių dar tik 16 km, bet jau atsiranda tokių minčių, kad gal net nenoriu. Bet būna. Užeina tokia viena kita mintis, kad vat kaip gerai yra namie. Atrodo, labai ilgėsiu visų žmonių. Nežinau, kas būtų. Kas bus, kai eit reiks į... Gerai, pakramtau dar biškį ir sustiksim kely. Belegai myliu mandarinus, bet žiauriai daug sėklų. Kitą stotelę darysiu jau prie ežero ir ten jaučiu nusimaudysiu. Nes užduotėlė bingo yra nusimaudyti bent 3 ežeruose. Nežinau, ar 3 pavyks, bet kad vienam pavyks, tai tikrai. Dar vienas lobis yra irgi netoli to ežero, tai va, ten labai pakeliui. Tai va, bus 4 jau. Ką tik eidamas, taip žinot, muskuodamas ranką, mostus darydamas, mandariną išvyčiau ant žemės. Nėra jis toks purvinas. Čia dešlynai. Oi, prisėmiau.
Kai vietelė. Kažkur va čia va ir yra 4 mano geocachas. Ir paskui man reikės perlipti per šitą geležinkelį ir eiti toliau tiesiai. Tai va, einu dabar susirasiu greitai 4 geocachą. Nu, jei gerai supratau, tai kažkur ant viršaus turi būti. Tai, oi, bandysiu užsilipti. Nu, pagal viską tai čia turi būti, bet aš nežinau, gal kur užkištas. Gal jau traukinys nusivežė jį. Vis, ta prasme, niekur nematau, kur galėtų būti. Nesąmonė. Aš žinau, kad ten nieko gero, bet aš dabar noriu rasti. Eik, tu negi, aš toks durnas ir nematau. Hebra, vis dar 3 iš 5. Gal kažkas esat atradę šitą, tai nežinau, rašykit. Bet aš be šansų. Žalčiukas. Pirmą kartą iš tikro matau. Gyvą, nes visas matydavau pervažiuotą. Geras. Eisiu biškį pliušku. Tik va liūdna tas, kad ant maudynių debesys dabar. Tai dingo saulutė. Nu, vanduo, žinokit, dar šaltas. Čia kas be ko. Bet blemba atsigaivinimui po tiek ėjimo nusiresetino viskas. Kojų atrodo neskauda. Visas prakaitas dingo. Žiauriai gerai. Tai va, aišku, neilgai iš ten pabuvau, bet nusivėsim gerai. Ir laiką taupom, eisim dabar prie kito ežero. Tai aš tiesiog greitai apsirengiu. Ir tada eisim. Labai greit susisukau, aš gal nei 15 minučių netrukau, tik va ant galo mikrofoną pamečiau kažkur, tai ačiū Dievui, radau žoliai. Dabar einu link kito ežero, čia irgi kažkur netoli. Nusižiūrėsiu mapsuose kokį geresnį krantą. Ten nusimaudysiu ir jau apsirengęs galėsiu ilgiau pasidėti. Pavalgysiu. Oi. Nenoriu prisikarksėti, bet gan gerai einasi man kol kas. Žiūrėkit, kaip aš čia sugalvau gerai. Triusikus vadžiaunu. Ten rankšluostis. Okei, hebra, gal mepsai man ir sumelavo. Čia maudytis labai gerai. Ir atsisėst bus galima. Čia viskas labai gerai pagal planą kol kas einasi. Tik dalykas tas, kad po kelnėm dabar tai visiškai nuogas, nes reikės eit triusikus persiaut. O čia už manęs tai va, gyvena žmonės. Tai va, minusas tik tas, bet gal nieko greitai aš kažkaip. Galvoju, gal paeisiu biškį į privatesnį krantuką, nes čia tai rimtai labai atvira. Prieš visą Simną būčiau nuogas. Tokį šoviau iš karto mano varlyčių rekordas. Nu, aš savo po maudynių kapoju mamos kepsniukų skaniai. Sėdžiu su tokiu vaizdu. Už manęs toks vaizdas. Nu, čia tai paplūdimys blemba. Bet vat, kartais atrodo net smagiau tokiose vietose sėdėti, kur niekas nesėdėtų. Pavalgiau, pasėdėjau, palsėjau, visus tuos kepsnius sukapojau, tai dabar toks prikimšęs jaučiuosi. Bet vienas pliusas tas, kad viską suvalgiau, tai svorį sumažinau kupriniai. Ir biškį šiaip nemalonu, nes kuprinės apačia man spaudžia nugarą labai, šonus tiksliau. Tai jau jaučiu, kad nuspausta labai, tai skaudės naktį. Ir pečius biškį nuspaudė, bet mažinam tą svorį, geriam vandenį, geriau vandenį,
mažinu svorį ir pamažu bus lengviau. Jei kas, tai jau yra 25 km nueiti, tai šiandien dar 20 būtų gerai nueiti. 2 ežerai iš 3 įvykdyti, 3 geocache iš 5 įvykdyti, dar visokių užduotėlių yra, kurias galėsiu padaryti jau stovyklavietėj. Aš žygiuoju toliau, renku kilometrus ir jeigu koks ežeriukas ar lobis, aš iš karto jūs traukiu čionais ir viską rodau. Jei kas žinot, kas ten per garsas, tai parašykit, nes žiauriai įdomu. Nu, jeigu dabar kokius 10 km eičiau tokiu keliu, tai visai nesupykčiau. Tiesiog ramu, jokių šunų, vidury iš tikrųjų realiai visiškas niekas. Hebra, zuikis! Kainuoja ir laiko ir jėgų tokie kadrai, nu bet ir man gražiau žiūrėt, ir jums gražiau žiūrėt. Yra 30 km jau, jeigu dar įdomu, tai kaip mato, tai tais pačiais laukais būna va jau pareina minčių, kad nenoriu čia būti, nenoriu būti vienas, bet mano motivacija yra, kad aš prisimenu Aurimą visada, kaip jis perplaukė Atlantą, ten buvo visiškai vienas 4 mėnesius, tai čia aš negaliu verkšlent ir turiu tiesiog mėgautis kiekvienu vaizdeliu. Nu čia tai vilko, aš 100% garantuotas. Eik tu savo didumo, realiai kaip mano delnas. Nu čia man už kelių šimtų metrų tai parodo, koks yra toks. Tai parodo, kad čia kažkoks yra viešas paplūdimys. Sveiki nueiti ir pabandyti išsimaudyti. Ir būsiu padaręs dar vieną užduotį iš savo bingo kortelės. Bet jeigu nueinu ir ten nelabai maudomasi, tai irgi biški lievai. Lievai ten, žodžiu, yra žmonių. Jie žvejoja ant to pačio pagrindinio paplūdimio ir nėra kur persirengti. Tai nesąmonė, žodžiu. Sugaišau laiko. Man dabar kiekvienas metras daug ką reiškia, tai čia negerai gavosi. Nu bet nieko. Nu ir 3-5 kilai jau. Tai dar 10 būtų gerai nueiti. Ir jau reikėtų dairytis kokių nors degalinių arba kokių kavinukių, nes powerbankas jau į pabaigą. Ir po to vis tiek nakties tai dar būtų gerai ir laikrodį užsidėti krauti. Pilnai pakrauti rytojui, nes kitaip neskaičiuos mano duomenų. O aš noriu pasigirti, kad aš ėjau. Gražu, bet biški baisu buvo. Žiauriai panikuot pradedu. Bent jau šiandienos maršrute niekur nerandu jokios degalinės, kur galėčiau pasikrauti telefoną. Nežinau, tikiuosi pasieksiu tą didesnį miestelį Balbieriškės, bent jau šiandien turėčiau pasiekti. Ir ten rasiu, kur pasikrauti, kažkur nežinau, bet turiu. Tai nežinau, dabar tikriausiai truputį mažiau filmuosiu, nes reikia taupyti, jei kas ko. O jei ne, tai kritiniu atveju reikės bandyti pa žmonės tartis, klausti, ar leistų pusvalanduką pasikrauti, nes kito atvejo nematau. Stabdyk, Klaudai, čia tik ant 7 galim. Jau 40 km tiksi, tai jau keistos mintys lenda, kojos ir jau jaučiasi, kad dirba. Trumpai apie mano planą dabar, taupant bateriją. Planas nueiti iki Balbieriškio, dar liko 7 km. Ten pasikrauti powerbanką, telefoną, laikrodį, viską. Kažkur, nežinau, degaliniai parduotuviai pas žmonės kažkur pasikrauti. Ir jau judėti truputį į užmiestį ir įsikurti stovyklavietę. Eik tu savo pagaliau. Bandysiu eit prašyti, kad leistų pasikrauti, jei ne, tai nežinau, ką reiks daryti. Jūs norit paklausyti? Kaip prašau. Va čia va eisiu. Antiek šikau į kelnes blemba paprašyti, kad net iš jaudulio pamiršau jums filmuoti. Tai žodžiu, pavyko uždėjo mano powerbanką krauti.
Jie čia iki 8 dirba dabar, aš jau 50 kilų padariau. Tai čia aplink ir eisiu dairytis, kur miegoti. 5 kilų šiandien yra, be 200 metrų. Viskas, judu aš link stovyklavietės dar porą kilometrų. Pavyko 35 procentus pakrauti powerbanko, ne kažką aišku, per valandą čia laiko gal mažiau biškį. Ir ryt lauks 15 kilometrų iki Prienų. Prienuose tada stabtelsiu irgi pasikrovimui ir jau tada link Marių. Liks kažkur apie 30 nepilnų kilometrų. Čia sukilimo tai nesveikai buvo. Kas važiuoja per čia į Kauną arba gyvena kažkur netoliese, tai žino šitą kalną. Wow. Kaip ir pagal planą, aš į stovyklavietę atėjau. Bet ji man nėra jauki. Ji yra prie pat kelio, čia mašinos lankosi. Va, ir dabar nemažai pasistatė ir fūristų mašinų. Nebent nusileido žemyn. Bet dabar yra dar tik 8 valandą vakaro. O pagal mano planus buvo eiti iki 9 valandos vakaro. Tai aš galvoju, dar valandėlę paeinu, tada bus ryt paprasčiau man. Prabėgau kelią. Tai žodžiu, aš planuoju eiti dar toliau ir ryt man liks mažiau. Jūs matėt, kaip ten gražu. Va ten kažkur galvojau, gal paeit toliau taip ir miegot, bet dar liko valanda man ėjimo. Ir yra dalykas, jeigu aš greičiau pasiekiu Kauno marias, 3-4 dienos pasiekiu Kauno marias, tai aš galėčiau ten pačilinti porą valandų ir jeigu kažkas iš mano savų draugų ar kažkas varytų iš Kauno į Lazdijus, galėtų mane paimti namo ir aš tada ryt galėčiau važiuoti namo. Bet va čia iki Prienų tai bus nesąmonė eit, nes pagrindiniu keliu čia labai judrus kelias, daug važinėja mašinų, tai tikrai bus didelė nesąmonė eiti ir klausyti šito triukšmo. Ką, be 10:09, tai šitas 10 minučių ką, belieka tik dairytis, kur galėsiu šiandien pamiegoti. Žinot, kas juokingiausia? Kad dairausi, kur miegot palapinėj miške tuo metu, kada grinai praėjau nakvynės namus. Bet negi man reikėjo pasižadėti, kad aš miegosiu palapinėj. Tai va, einu ieško dabar. O va grinai čia už kalniuko nakvynės namai kažkokie. Aišku, jaučiu reikėjo rezervacijos kokios, bet būtų kietai. Man atrodo, neskaitant to fakto, kad čia prie kelio, radau puikią vietą šiandien pamiegoti. Čia, what? Čia įrengta stovyklavietė, man atrodo. Nesvaik. Ai ne, čia tiesiog kulbėms apjautas medis. Bet, wow! Hebra, lysiu čia į mišką miegot. Arti kelio, tas bėda. Bet kitoje kelio pusėje yra namai. Jei ką, mane kažkas užpuls, greit nueisiu ten. Netikiuosi, taip nebus. Wow! O čia va bus mano viešbutukas. Čia bus mano nakvynės namai. Ką, aš labai laukiu. Tai kas man belieka? Eit, gal reiktų labiau užsimaskuoti, matau, čia tarp medžių dar galima. Ką, dar viena užduotėlė yra bingo, kad per 10 minučių įsikurs stovyklavietę. Tai aš labai taupau hebra energiją, žiauriai taupau, nes powerbanką mažai pakroviau, telefone mažai energijos, man reikės jos dar rytoj daeiti iki Prienų. Tai aš tokį padarau, palaukit. Bam! Užeinam į vidų. Pažiūrėkit, koks guolis šiandien. Eik tu savo, na dar sneksai. Gerai, tilpau į laiką, pasistačiau savo kempą ir yra dar viena užduotėlė. Išbandyti žygiavimo šitą lifehackus. Tai yra toksai vienas su kuprinė. Dabar va noriu greitai jį pabandyti ir jį parodysiu. O vėliau jau eisiu pakrisiu į palapinę, daug nefilmuosiu, nes kaip ir sakiau, taupau energiją. Aš jums greitai parodysiu dabar tą triuką, nes padžiauriai rimtai noriu pabandyti, ar jis tikrai veikia ar ne. Tai pasiimi kuprinę, ne, reikia plonesnio medžio.
Rimtai veikia, žiūrėkit. Pažiūrėkit laikosi. Ne, o bairis tas, kad, tu realiai gali ant žemės pasidėti tą kuprinį. Kam čia vargt, bet bairis, rimtai. Gerai, aš išprotėsiu šiandienai nugult. Aš jau pagaliau pasiruošęs miegui, po tokios ilgos dienos. Realiai netoli 14 valandų gavosi ėjimas. Nusiaviau kojines, pūslės yra iš tikro. Kas keista, nes man šiaip pūslių nebūna, kada aš vaikštau ilgesnius atstumus. Kitas dalykas, man liko tik 38 km. Šiandien ėjosi puikiai ir manau ryt link vakaro, kokią 4 aš jau drąsiai būsiu pasiekęs savo tikslą. Ką tai reiškia? Kad ryt pačilinu prie Kauno marių atėjęs ten, nesgi nebereikalo atėjau. Pasigrožiu vaizdais, kadangi ten nebuvęs. Ir manęs atvažiuoja pasimt draugas, jau po kelionės, aišku. Pasims mane, kada jau būsiu pasiekęs tikslą. Ir važiuosiu namo. Tai čia realiai viskas puikiai gaunasi, spėsiu į sesę šventę. Nebūsiu nuvylęs jos. Būsiu įrodęs pats savo, kad galiu. Ir tiesiog crazy. Aš jo labai dar atsiprašau, kad ant galo apmažėjo užduočių vykdymas. Gavosi kaip gavosi, labai filmavimas per telefoną žiauriai siurbė energiją. Bet viskas galų gale gavosi gerai. Aš jau esu palapiniai, saugus tikriausiai. Biški palapiniai neužsisega pilnai. Bet gal niekas neateis. Viskas, čiau. Einu valgyt bandelių, valytis dantis ir miegot. Pasimatysim ryte, damušim šitą kelionę ir važiuosim laimingi namo. Labas rytas. Labai gerai miegojau, nepaisant to, kokioj vietoj miegojau, tai žiauriai gerai miegojau. Bet ką, dabar greitai apsitvarkau viską ir jau pradedu žygiuoti į Prienus. Šiandien liko nedaug, plius minus 40 km, dar gal mažiau gausios. Tai taupau energiją, telefone tik 5%, jau čia dabar po šitą video, kai nufilmau, bus 20. Tai va, greitai apsitvarkau viską ir jau pasimatysim Prienuose. Šiaip man labai pasisekė, kad nereikės klaidžiot po pačius Prienus ir ieškoti ten parduotuvės ar degalinės. Va šitam keliui, kur einu, bus degalinė, nereikės niekur klyst, bet liko 8 km dar. Tai kokia 1,5 valandą, manyčiau. Nuėjau į vieną degalinę, ten niekur pasikrauti nėra, žiauriai maža. Dabar už kilometro kita degalinė, tai arba ten pasikraunu, arba nežinau, ką reikės daryti, tad šikna eisiu be ryšio. Nu va, pavyko man užsidėti krauti viską. Uždėjo degalinį į Viadui čia į Kročią, nesvarbu. Tai dabar pasidėsiu biškį ilgiau, kad pilniau pasikrauti viskas. Kad nebūtų tokios pačios bėdos kaip vakar. Ir liko 29 km. Tai įveikiama šiandien tikrai. Sutikau čia vieną motociklistą, pakalbėjau dar su juo, nežinau, taip gera buvo kalbėti su žmonėm. Čia žmonės aplink mane vaikšto, aš čia filmuoju, kalbu, bet jau man darosi pofik. Tiesiog kalbu ir man nesvarbu. Biškį pailsiu, atsigeriu Red Bullio šaltą nusipirkau ir varysim toliau. Aš anksčiau to neįvertinau, bet labai yra svarbu iš tikrųjų kojines pasikeisti. Galvodavau, kad nesąmonė, tipo, ką čia padeda. Bet žinokit, jeigu žygiuoju toli, keiskit kojines ir į dieną bent po kelis kartus. Ir pūslės jau atsirado nemažos. Ajajaj, baisiausia pūslė. Baisiausia pūslė. Jei silpni nervai, nežiūrėkit. Eik tu, na, žiaur. Eina nafik. Tai va, išėjau už tas degalinės, pagaliau nuo pagrindinio kelio to judraus labai. Tai dabar dar kokius 3 km norėčiau eit be sustojimo ir tada sustot, liks tik 20 km, paeit 10, dar kartą sustot ir pasiekti tikslą.
pūslės nesveikai didelės, labai skauda kojas. Ir toks jausmas, kad iš tikro galiu nenueit, nes žiauriai skauda pūslės. Nu, bet aš pasižadėjau, reikia padaryti. Prieš visus paskelbiau, kad einu, tai dabar būtų labai keista, jeigu nenueičiau. Svarbiausia būtų, kad laikrodis atlaikytų kelionę. Siek noriu duomenis visus užfiksuoti. Labai man įdomu išsiaiškinti, kas tos ūglės, nežinau, pirmą kartą girdžiu tokį žodį. Tai man draugė atsiuntė užuomenų, sakė, kai darysiu jau šitą bingo užduotį, tai galėsiu pasižiūrėti užuomeną, kas tos ūglės ir turėsiu suvalgyti radęs. Tai jeigu gerai supratau, kankorėžis, bet tikrai man jo paragaut, nelabai pagaunu, what? Va, kaip tik eglė pasitaikė ir ant šakų galiukų. Jeigu čia koks šuva neužpuls mane. Ai, tai tipo, jie tokie maži gal valgomi? Ne? What? Ar jūs? Aš nepagaunu, jūs tipo išsivirt kaip arbatą, spyglius reikia, ar jūs realiai imti ragauti? Nežinau, ar ta prasme rimtai juos reikia tokiu principu kaip spyglių arbatą. Bet aš turiu tokį žalias mažiukas, tai tipo gal juos tokius galima ragauti. Visiškai, prasme, nesigaudau, jeigu kas, tai nesijuokit, bet aš ragaunu. Tipo, skonis tai ne kaip naudingo daikto. Realiai jis, tipo, primena tiesiog neišnokusį obuolį, bet dar kartą sakau, aš nežinau, ar čia jį taip reikia ragauti. Jeigu ne, tai aš žiauriai apsitirčiau dabar prieš visus, ką žiūri. Šiaip po toks dalykas, aš tikrai įsivaizduoju, kad į arbatą būtų žiauriai skanu įsimest. Parūkymas! Šiaip tai nerūkau į ką. Greitai užkandu, pasnekinu, jeigu įmanoma, jei dar neprilipę prie žaizdų kojinės, nulupu ir pakeičiu, jeigu prilipę net nejudinu, tik to jau. Liko 20 km, tai po šito nueinu 10, dar kartą stoju, kažko užkandu, vėl einu ir tikiuosi neapsunks kelionė prieš tos paskutinius. Tai ką, sėkmės man. Nežinau. Viena, kita. Net neėmiau tų žiauriai gerų pleistriukų, nes galvoju, ai, čia tik 2 dienos, aš ten many, kad pūslių nebūna, tai va ir prisišnekėjau. Dar vieną žygiavimo triuką išsibandžiau. Tai po kulnais užsikišau po kojinę. Bet gaunasi, kad šiek tiek einu taip pasistiebęs vos ne. Bet patiem kulnam ir tom puslėm tai minkščiau. Tai nežinau. Kadangi šiek tiek gaunasi, kad pasistiebęs, tai greičiau atkirs pačius padus. Tai nežinau, kaip ilgai aš taip eisiu. Galimai neilgai. Bet išbandžiau dar vieną tokį triuką, kurį pats sugalvojau. Kažkur geocache'as čia yra praktiškai ant kelio, tai pabandysiu surasti. Gaila, bet žinokit, nepavyko ir tau užtikti. Gal dar kokį vieną rasiu pakeliui, bet dabar norisi tiesiog nueiti. Ir šypsena, bet ir liūdesėlis. Liko tik 15 km iki tikslo. Dar kojos neša šiek tiek, bet žiūrėkit, koks kalnas priekį. Jeigu net per kamerą atrodo didelis, tai žinokit, jis nesveikai didelis. Viskas, žiūrovai mano myli, liko 10 km. Va, už kelių 100 metrų artėju kažkokiai gyvenvietė, tai ten gal bus koks suoliukas, tai patogiai savo pakrisiu. Ką, viskas, pailsėjau, dabar be pertraukų turiu užbaigti visą kelionę. Reikia tik pagauti tą ritmą, nes dabar pasėdėjus, tai sunkiai dedasi pėdos.
Įkaliau 90 kg jau. Ir jau biški šypsena kyla, nors ir kaip skauda kojas, bet pamačiau ženklą, kad jau prasideda tas Kauno Marių regioninis parkas. 5 kg. Ai, na. Jau kojas tiesiog tysiu žemė. Nepatikėsit, bet viskas. Einu savo paskutinį kilometrą. 97 kilometrai. Skausmo, džiaugsmo, pykčio, visko. Atrodo, ir turėtų laimės ašarą trykšt, bet atrodo, nėra jėgų net tokiam dalykui. Wow. Wow, kaip čia gražu, aš taip, pavyzdžiui, gyvenime nebuvęs, man čia taip nerealiai atrodo. Ir tas šlaitas gaila štenė jau, bet čia jau būtų dar daugiau kilometrų. Bet eik tu savo, kaip čia buvo verta ateit. Kaip buvo verta ateit čia 98 km. Ta prasme, nejuokauju, wow, koks grožis. Galiu dar kartą sakyti tų žodžius, kaip man patinka šitos žodžius sakyti, aš nežinau. Man pavyko per 2 dienas įvykau 98 km, pasiekiau Kauno marias. Čia yra kosmosas. Ką tik bridau į marias, pasidaryti tokią fotkytę vieną. Blemba pro šitus akmenis su pūslėm, ne kažką dar. Iš 4 bandymą gal tik pavyko nuotrauką, tai čia išbės kosmosas. Dar norėčiau atsakyti į tikriausiai labiausiai jum kilusius klausimus iš kelionės, tai aš grįžęs namie tą ir padarysiu. Turiu pasiruošęs klausimų, tiksliau man paruošė tokių klausimų ir aš norėsiu į juos atsakyti, kad jum nereiktų klausinėti. Tai aš grįžęs namo į viską atsakysiu, kodėl ne čia, nes mano baterijos jau visos. Powerbankas tai išsekęs visiškai jau, laikrodis irgi miręs, o telefone dar kažkiek yra, bet turiu pasilikti energijos, nes manęs atvažiuos draugas pasimti. Tai aš turėsiu žinoti, kada atvažiuoja. Tai apie viską, kaip kas, jau pašnekėsiu grįžęs namie, atslūgus visom emocijom. Bet čia vaizdas tai nerealus. Wow. Kokios tavo emocijos prieš, per ir po žygio? Prieš visą žygį tai atrodė, kad galiu visus kalnus nuverst, kad galėčiau eit ir čia nebus nieko sunkaus. Žygiuojant galvoju, yra kas veikt, bet po pačios kelionės supratau, kad yra visokiausių sunkumų ir tam reikia ir daugiau pasiruošimo ir protingiau, ta prasme, pasidaryti visą kelionės planą. Ką tai reiškia, kad po mažiau kilometrų eit per dieną. Ir jeigu taip, ties kuriuo kilometrų taip ir... Sura problemyčių turiu. Arbūzas. Ar buvo minčių apie pasidavimą ir jeigu taip, ties kuriuo kilometru tai prasidėjo? Nepasakysiu tiksliai ties kuriuo kilometru, bet minčių apie pasidavimą buvo belė kiek. Ir tikriausiai buvo tuomet, kai pradėjau įsikraudinėti visą įrangą. Ir dar buvo, kada miegojau žiauriai patogiai palapinėje, atsikeliu ryte galvoju, gal tiesiog miegu iki pietų ir tiek to tai žygiavimas. Ar didžiuojasi savimi? Taip, aš didžiuojuosi savim, nes kad ir kiek buvo minčių apie pasidavimą, bet aš nepasidaviau ir aš padariau. Nors ir atrodo, kad kiekvienas galėtų tai padaryti, bet tikrai ne visi tam ryžtasi. Aš pasiryžau, aš padariau ir aš savim džiaugiuosi. Ką nešeisi su savimi kuprinėje ir be ko nebūtum praėjęs? Kupriniai pas mane buvo miego drabužiai, daug maisto, visokių užkandžių lengvų. Buvo vandens, buvo visokie pakrovėjai, powerbankas ir tokie panašus dalykai. Higienos reikmenys, ten visokios servetėlės, dantų pasta panašiai. Žiebtuvėlis, nes galvojau, kad kursiu ugnį. Peilis kišeniai, palapinė, miegmaišis. Dalykas, be kurio nebūčiau tikriausiai veikęs kelionės, tai čia kaip ir paprasčiausias sakymas būtų vanduo. Be vandens nelabai ką galėtum tokio įveikti. Ką pakeistum šitame žygyje, jeigu dabar galėtum? Tai vėlgi, jeigu turėčiau daugiau laiko, tai neičiau per 2 dienas, eičiau per 3 dienas. Padaryčiau po 30 km ir manau, nebūtų buvę tokios didelės kančios. Daugiau pertraukėlių, 3 dienos ir manau būtų buvę tiesiog puiku. Mažiau minčių apie pasidavimą
ir būtų pačiam psichologiškai lengvesnė šitą kelionę. Kaip su tavimi bendravo sutikti žmonės? Šiaip nebuvo tokių piktų ir niurzgų visokių. Viena moteriškė paklausė, iš kur einu ir paklausė tik iš kur einu. Tai pasakiau, kad iš Lazdijų, aš buvau Simne, tai ten buvo 20 km, tai sako, wow, tipo, toli tu čia eini. Parduotuviai teko bendrauti, kai prašiau pasikraut powerbanką savo, tai irgi iš pradžių atrodė tokia, kad nelabai mes čia gal ir galim jam suteikti tokį šansą pasikraut parduotuviai, kas čia per lempą, nieks to neprašė dar. Bet paskui irgi maloniai susišnekėjom, uždėjo ten viską. Toj degaliniai, kur kroviausi powerbanką, tai irgi sutiko, uždėjo, pakrovė, viskas tvarkoja, viskas liuks. Tik paskui norėjau dar pusvalandį ilgiau pakrauti powerbanką, bet jinai pati atėjo į lauką, ten kur laukiau, jinai valė stalus, sako, nu tai gal aš tau jau atnešiu. O aš dar norėjau pusvalandį, kad pasikrautų. Tai galvoju, gal nelysiu, tegul jau neša, gal nemalonu, jom ten gal pačiom reikia tos rozetės, nu žodžiu. Motociklinką dar toj degaliniai susitikau, tai su juo pašnekėjom kokias geras 15 minučių. Davė visokių patarimų, nes jis pats kaunietis, ten sakė, dažnai vaikšto palei tas marias. Davė visokių patarimų, kur galėčiau prasėti, ką pamatyti, kaip lengviau galėčiau įveikti. Papasakojo jisai apie savo kelionę, kurią vykdo. Labai įsiplėčiau, važiuojam toliau. Koks buvo sunkiausias momentas visoje kelionėje? Paskutinė 10 km atkarpa. Lūžau ties kiekvienu kilometru. Kojos tiesiog tysėsi, ne tai, kad aš jas kėliau ir žingsniau, jos tysėsi. Pūslės tik su kiekvienu žingsniu vis stipriau ir stipriau trynėsi į batą. Žiauriai skaudėjo. Vis bandžiau save motyvuoti. Momentais trankiau savo į galvą, tai tikiuosi žmonės nematė. Ant kiek yra svarbus pasiruošimas prieš žygį? Pasiruošimas yra svarbus tuomet, jeigu tokį kilometražą bandysit įveikti per tas 2 dienas, sakykime. Jeigu jūs eitumėt po 30 km, po 20 kelias, viskas tvarkoj. Aišku, tam reiktų irgi ir psichologiškai nusiteikti, ir kažkiek fiziškai pasiruošti. Bet jei norėtų taip greičiau įveikti tokį atstumą ir per dieną eiti tokį kiekį kilometrų, tai tam reikėtų stipriai pasiruošti. Maršruto darymas arba daiktų susidėjimas. Kaip toks pasiruošimas? Ar svarbu apgalvoti savaitę prieš? Ar ten kažkiek? Daiktus tai aš susidėjau paskutinę dieną, tai tokiai trumpai kelioniai, tai ten galit ir paskutinę dieną susidėti. Ko jums labiausiai reikia, tik svarbiausia, aišku, nieko nepamiršti. Bet maršrutą reiktų labiau pasiplanuoti. Reiktų pabandyti įvertinti, kaip dažnai galėtum sustoti, pasikrauti, tarkim, įrangą, nueit, kad ir į tą patį tualetą, parduotuvėj pasipildyti maisto, tai jau šito dalykų reiktų susižiūrėti ir planuoti savo maršrutą taip, kad, sakykime, kas kažkiek kilometrų pasiektum tam reikiamą parduotuvę, degalinę. Ar einant buvo sunkiau susitvarkyti fiziškai ar psichologiškai? Pirmą dieną buvo sunkiau psichologiškai, antrą dieną sunkiau fiziškai. Taip, trumpai ir paprastai. Matė dėl ko. Ko pasimokė iš šios kelionės? Klaidų buvo padaryti ir atrodo per tą patį šneku, bet pasiruoš daugiau, turėti tam daugiau laiko, paskirti tokiai kelioniai daugiau laiko, pasiimt būtinai daugiau powerbankų, reiktų turėti pleistrų, ko nepasiėmiau dar, tai nuo lietaus nieko, aišku, pas mane neužlėjo, bet kitam kartui reikėtų turėti, nes ką gali žinot. Ir gavau geros patirties kitai kelioniai. Tokia ta patirtis iš tos kelionės, tokios pamokos, tikiuosi jos bus išmoktos ir gerai įsisavintos. Esu be galo dėkingas, kas visą kelionę mane palaikėt, kad pažiūrėjote iki šitos akimirkos, kad tikėjot manim, tie, kas džiaugiatės už mane, kad įveikiau. Šita kelionė buvo tik apšilimas prieš sekančią kelionę, kuri jau bus šį rudenį ir tai bus žygis iki